Apsiniaukė, lyja ir šalta. Tipiškas angliškas oras. Sveiki, fantastikos mėgėjai. Šiandien mes pasidomėsime dalykais, kuriuos tiek Londono gyventojai, tiek svečiai kiekvieną dieną praeina. Ir nesusimasto jų tikrosios paskirties, reikšmės ir atsiradimo istorijos. Tarkim, kad ir šitie apsauginiai stulpiukai. Atrodo nieko neišsiskiriantis. Vieni didesni, kiti mažesni. Treti va iš viso suvirinti į vieną vietą, padaryti dviračiam laikikliai. Pasižiūrėkite šitus 3 iškilimus. Nieko neprimena. O jeigu juos pažiūrėjus kitų kampų, gauname patranką. Aišku, klausimas, iš kur neatsirado, kokia istorija. Istorija paprasta. Kai Bonapartas Napoleonas prasileido prie Waterloo, Anglam atiteko krūvas patrankų. Greičiausiai kalibras neatiteko, ar dar kažkas, vienu žodžiu, neturėjo jie su jom ką daryti. Tai ką jie padarė, jas papjaustė, patrumpino, sukasi į žemę ir gavosi daug gražių apsauginių stulpiukų. Racionalizacija brangėja. Tower Bridge'o stulpai. Visi vienodi, gražus buvo pagaminti būtent šiam tiltui, bet vienas iš jų atrodo kaip įvaikintas brolis. Nė to, nė ano, nė lempos karočią, nė išvis, neaiški jo paskirtis. O jo išskirtinumo istorija irgi yra ganėtinai įdomi. Kadangi Tower Bridge'as buvo kilnojamas tiltas, to viso mechanizmo operatoriai apačioj turėjo tokią kapkiorkę. O kad žievalė būtų šauda, pasistatė pečių. A pečiui reikėjo kažkur tai dūmus leisti. Tai vakaračio. Čia visur stulpai, a šį čia kaminas. Bet jisai gražiai įsipaišo į visą bendrą vaizdą. Jeigu būdamas Londone norėsi pasidaryti gražių Tower Bridge'o nuotraukų, paik truputį į šoną. Laiptukais į viršų. Praėjus siaurą tokį koridoriuką, pasileidus žemyn, svers nuostabus vaizdai. Rytinė Londono dalis anksčiau buvo pagrindė dokai, kur atplaukdavo laivai iš viso pasaulio, išsikraudavo. O šiandien dar išlikę tiltukai tarp pastatų, palengvinantis susisiekimą, krovinių transportavimą. Heis yra vienas iš žymiausių Londono dokų. Dabar tai aišku pilna kavinių, gražus metalinis stogas, pastatai. Visur gražu, fainai, tvarkinga. O kas čia buvo anksčiau? O anksčiau plačiai plaukdavo laivai, kurie būdavo tiesiai iškraunami doke. Taip palengvinant visą procesą ir pagreitinant. Paėjus į vidų matom laivo priekį simbolizuotą. Štai koks jisai gražus. Vis aфиgiena vietelė. Befilmuojant dokus pirmais prie apsauginis. Man paaiškino, kad nuo London Bridge'o iki Tower Bridge'o yra privati žemė ir ten filmuoti negalima. Aš jam paaiškinau, kad aš nemačiau niekur užrašo tokio. Vienu žodžiu, aš supratau, kad filmuoti daugiau negalėsiu, jisai suprato, kad man nieko neišaiškins. Bet tai va taip draugiškai ir išsiskyrėm. Gerai, dabar einam link kitos istorijos. Kita mano istorija yra susijusi su tvorom. Taip jau nepasigirdo. Su šitom tvorom. Atrodo, kas čia tokio ypatingo, ne? Nu gerai, grįžtam į Antro pasaulinio karo laikus. Karo pramonėje reikėjo daug metalo. Visur kabėdavo skelbimai, kad jeigu turi nereikalingą dviratį, ten skalbimo mašiną, nesvarbu, bet ką, vienu žodžiu. Atiduok viską į frontą, viskas bus perlydyta ir padaryti ginklai. Kai to neužteko, pradėjo pjaustyti tvoras, viską. Karas baigėsi. O va tvoras reikėjo iš kažko atstatyti. Ir dabar įsivaizduok. Karočią tvorų atstatymo komisija sėdi ir galvoja, iš ko mes jas atstatom, davai darom iš medžio. Kitas sako, durniau, sako, visus medžius, sako, sukūrenam per karą, nėra iš ko. Kitas sako, davai, tada galvojam kažką naujo. Jis taigi atsidaro duris ir vidų įsirauna karočią sandėlio vedėjas.
Sako, klausykit, chebra, turiu 500 000 nereikalingų neštuvų, kur man juos dėta? Vienam iš komisijos tik tai pyst galvoja, lemputė užsidegė, o davai, sako, iš tų neštuvų tvoras padarom. Karočią, žinau, skamba kaip visiškai nesąmonė, jūs galvojate, aš įsigalvoju, bet ne, yra tokia tarnyba, kuri netgi saugo tas tvoras. O kad jūs galutinai įtikint, einam, aš jums parodysiu. Va, paversk šonu šitą tvorą. Čia gausis kojelės, čia gausis neštuvai, o tinklas greitai valomas, dezinfekuojamas. Na, kaip londoniečiai panaudojo tvoreles. Taip, kad kitą kartą praeidamas pro tokią tvorą pagalvok, kad kažkada jas išgelbėjo 1000 gyvybių. Su ta sąlyga, kad kieme lyjo ryte, tai prisirengiau, karočią, kai čiupčio eidamas ruonių medžiot. O dabar visai karštą pasidarė, tai va, aisiu atsilapatojęs, kai lapsardokas koks. Kita mano istorija randasi kitoj upės pusėje. Va kažkur tai tenai. Centrinis Londonas, benamių kempingas. Taip, Pauliau, tavo tikslas į tą pusę, eik tenai. Visai netikėtai, kokį 7 kartą šiandien lyt pradėjo. Ir taip kažkaip iš vis gerklę griaužia. Turiu tokią nuojautą, kad reikės Pauleliui užeiti į kokį pabelį, giesmelę praskalaut biškį. Pasislėp nuo to gero oro. Kur buvęs, kur nebuvęs, šalia Savoy viešbučio ir pabelis. Aš galvoju, čia apsitapimas. Ne velnio, einam į vidų, aš jums papasakosiu viską. Paragavus tradicinio angliško alaus, aišku, užsimanysi į tualetą. Va, kita mano istorija ir susijusi su tualetais. Tiksliau, kaip minimum 247 tualetais. Būtent tiek jų yra Savojos viešbutį. Tiek yra kambarių Savojos viešbutį. Tai dar dasideda personalo tualetai ir taip toliau. Kame esmė? Kai visas tas viešbutis buvo pastatytas, šūdas plaukė kur? Taip, į Temzę. Kuo? Kanalais. Ten visam požeminė mieste, kuris yra po Londono, tose kanaluose kaupdavosi metano dujos. Reikėdavo jas ventiliuoti arba reikėjo jas įdarbinti. Kaip įdarbinti metano, šūdo dujas? Čia geras klausimas. Toj, sužinosit atsakymą. Į sveikatą. Štai jums ir sprendimas. Fartlight. Iš Kadoleikos pakėlė vamzdį, metano dujos kyla į viršų ir šviečia dieną, šviečia naktį elektrinų žiburiai. Tiksliau, šviečia dieną, šviečia naktį ir lempa kaušikas Savojos pečiai. Na tai kaip čia anglai gudriai sugalvojo viską. Gražu žiūrėt. Tiesa, jinai išlikus tik tai viena. Jų buvo anksčiau daugiau. Paskui jos buvo pradėtos naikinti. Nepasiteisino visas šitas reikalas, bet kaip eksponatas gražus. Bezdau lempa. Tai blemba. Nu, bet ne, turi fantazijos, kaip sakykit, ką norit. Kuo daugiau, karočią, šika gyventojų viešbučio, tuo ryškiau lempą šviečia. Tai greičiausiai po pusryčių, kai atsigeria kavos, tai iš viso, čia atrodo, karočią, kai žaibas, kai saulė antra, dar kažkas. Tai. Rašom 10 iš 10. Gerai, važiuojame į paskutinį mūsų lankytiną objektą šiandieną. Trafalgaro aikštė, Londono pasididžiavimas su savo fontanais, liūtais. O jos krašte stovi toksai mažas spuogas. Sudrimtės tas spuogas. Jeigu prieš 50 metų tu būtum kažką tai prisičiūdinęs, daug šansų, kad tave būtų uždarę viduje. Taip, tai yra mažiausia istorijoje policijos nuovada. Taip kitko, jinai galėdavo sutalpinti iki 2 suimtųjų. Dabar, aišku, ten visokios šluotos viduj sudėtos ir visi kiti yra kandai. Tarp kitko, šita policijos nuovada yra įtraukta į Gineso rekordų knygą. Po viso šito pasivaikščiojimo kažkaip tai apetitas toks iškyla. Užeisim į vieną iš seniausių English breakfast kavinių, išlikusių šalia Trafalgaro skvero. Kainos nevaikiškos. Omletas 10,50. Kavinės viduj laikas sustojo. Kokia 50 metų turbūt. Skanaus man.
Ką gerbėjai, ties čia savo kelionę ir baigsim. Ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančio. Bye.